Na ką, traktorių pasiruošėm ir laikas šienapjūtei. Mano mėgstamiausi darbai. Už mano nugaras yra viena iš pievų ir jau užaugus. Ir aš laukiu, kol biški orai bus geresni, kad lietaus nebūtų, bet žiūriu, kuo daugiau laukiu, tuo daugiau to lietaus praneša, tai reikia pradėti šienapjūtę, paskiau džiavint, tada sugrėbt, vartyt, sugrėbt ir tada veš namo. Peilius pasiruošiau, šienapjūtė paruošta, traktorius tepalai sutikrinti, kardanas suteptas ir galim pradėti darbus. Tai noriu aš jums kai ką parodyti ir čia jūs matote dobiliukus sužėlusius. Čia yra inkornų laukas, kuriame, jeigu prisimenat, vasario mėnesį buvau įsėjęs dobilų įsėlį. Kada dar buvo pašalę ir dabar jie sužėlė. O štai šalia esu lauke, kuriame dabar šienauju. Tai šieno būtų daug, bet man dobilai nelabai tinka ožkom šert. Tai aš tiesiog palieku kūt. Čia yra, reiškia, mūsų žalioji trąša auga. Tai mūsų yra keturlaukė sėjomaina ūkyje. Tai yra ketvirtis mūsų dirbamų laukų yra paskiriama tiesiog poilsiui, kuriame auga dobilai. Matot video, tokie vešlūs yra jie. Ir tame lauke mes jokio derliaus neimam. Va štai jau gražus užaugę yra. Tiesiog turtingi tokie. Labai rekomenduoju, jeigu dobilų įsėlį sėjat, sėti į žiemkenčius vasario mėnesį, kada jie dar nedideli. Kadangi ūkininkai vasarą turi daug darbų, o vasaris ir kovas būna laisvesnis, tai vat puikiai sutaupysit savo gyvenimo laiko. Tiesiog išberi be jokių įdirbimų. Galite pažiūrėti senesniam video mano ankstyvo pavasario vasario mėnesio video, kaip aš vaikštau su tokiu rankinė barstyklė ir barstau tas dobilų sėklas ant viso lauko. Tai va, puikiai, pasiteisinu, kelinti metai taip darau ir labai džiaugiuosi. Dobilai užauga vešlūs, gražus. Tai va, pasiteisinas būdas. Opa, pabaigiau šienaut, 2 hektarai. Bet 5 maži gabaliukai, tai užtrukau visą dieną. Aišku, su pertraukėlėm pasivažinėjau, kadangi maži gabaliukai, tai reikia, žinai, pasivažinėti, ratais apsukti. O dabar stoju paskutiniai pievai, ji pabaigta ir važiuosiu namo ilsėtis. Aišku, niekada dar nesam taip anksti šienavę, tai yra gegužės pabaiga. Šiemet kaip niekad anksti žolė užaugo graži, vešli, tai puoliau šienaut. Dažniausiai būdavo birželio vidurys. Tai dabar kitas etapas. Žolė nušienauta, o priklauso viskas nuo oro sąlygų. Kaip jinai džius, nes biški rodo lietaus. Aišku, taip šnekama, kad jeigu palyja ant šieno, tai jisai bus minkštesnis. Na, nežinau, neragavau šieno, tikriausiai minkštesnis, tai pamatysim, kaip bus. Praeitais metais pavyko susišienauti visiškai sausai, be nei vieno lašo lietaus, o šiemet žiūrėsim, jau keli lašai iškrito man bešienaujant. Bet svarbiausia, kad nelytų po maždaug kokių 3-4 dienų. O taip rodo prognozės, aišku, niekad jomis nepasitikėti negalima, nes pastoviai jos rodo pieno riebumą. Tai vat, šienauta baigta, liko gal kol sudžius ir grėbsim tada. Ką darai? Grėbi?
Šaunuolė. O ten yra aparatas. Kai varo kietą būdą. Labas rytas visiems. Tai šiandieną aš griebiu šieną. Ir nežinau, jeigu spės iki vakaro išdžiūt, tai vakare presuosim, jeigu ne, nežinau, nes rytoj praneša liūtis. Jo, šiemet šienapjūtė buvo sudėtinga. Praeitais metais pasidarėm labai gero šienuko. Faktiškai nelijo ir visai nelijo, tiesą sakant, kol šienavom. Tai išdžiuvo sausas, nė lašų negavęs šienas, buvo fainai labai. O šiemet nušienavau, tada 2 dienas davė liūties, stiprios tokios. Šienas prikibo prie žemės, tada aišku varčiau vieną kartą, bet mano, naudoju saulutę, tai vartimui nelabai pasižymi, visgi prieinu prie išvados, kad vis tiek geriausiai senas geras grėblys rankomis vartyti, tai tikrai žinai, kad išsivartys tas šienas puikiausiai. Aišku, čia nuo ploto priklauso. Tai, o dabar griebiu, bet, griebiu į mažesnės pradalgės. Galvoju, gal dar pradžius, po piet biškį pakaitins iki vakaro, gal dar apversiu, bus gerai. Dabar žiūrėjau jau vietomis, jau visai sausos, vietomis dar yra tokių šlapių vietų. Vat, kažkas gausis, jeigu ką tolas bus dar. Svarbiausia nenuliūsti ir nepasiduoti. Visokių metų būna. Visokius metus ir reikia priimti. Šiemet presuosim šieną ir rulonus. Savo presų neturim, tai samdys. Bet anksčiau esam dar ir šiemet buvo minčių irgi vežti šieną su priekaba palaidą, bet kažkaip nesiryžom, nes nebespėjom, tos liūtis čia lietus pastoviai lyja ir lyja, tai nieko nepadarysim. Galbūt atolo galėsim šienauti, jeigu bus atolo, jei geri orai. Gal ir palaidą susivešim, nes palaidas šienas daug geresnis. Tai pats geriausias dalykas, jeigu galima šieną suvartyti su grėbliu rankiniu ir suvežti palaidą. Idealiausias šienas. Bet kaip sakant, rulonai irgi gerai, nes palengvina gyvenimą. Tai ką, važiuojam. Pagaliau presuojam šieną. Turėjom čia situacijų. Buvom susigrėbę, tada sugedo technika, tada lietus užėjo, tada vėl varčiau. Tai ši šienapjūtė buvo ant streso. Ar bus šiena, ar nebus, nebuvo aišku. Bet gavosi rulonai, pavyko. Stipruoliai.